Nu, kaipgi be nuotikių. Vienu žodžiu, nieko čia labai baisaus, porą kilometrų žvyrkelį ir bus vėl asfaltas. Tai pavarom offroadu. Sveiki gyvi žiūrovai. Žiūrovai mano mėly. Sveikinas iš degalinės, pilam baką ir važiuojam pasivažinėti netoli Vilniaus. Planuoju iki Paulavos Respublikos, po to matysim gal dar kažkur. Papasakosiu naujienas. Staškom kaip visada. Čia telpa. Beveik 12 litrų. Beveik 12 litrų. Kaip jau mano nauji pasakiukai. Tokie gražus, nauji, kompaktiški, lenkiški, už nebrangiai. Teko pasikeisti priekį ir gale. Gale tai šiaip tik tai reikėjo priekį keisti šitą. Nes papasakosiu kodėl. Ogi todėl, nes pas mus Vilniuje labai kai karštas dienos asfaltas lydosi. Ir griūna motociklai. Pratęsiant čia tą temą dėl posūkio, tai buvo taip, kad nuvažiavau. Čia buvo karščiausias dienos, tokios 33 laipsniai Vilniui. Nuvažiavau į kirpyklą. Prie kirpyklos pasistačiau motociklą. Kerpa mane kirpėjas, barzdas gutas, sako, kelkis tokis, žiūrėk, kas darosi. Pažiūriu, kai ten motociklas valiojas ant žolės. Tai buvo taip, kad prasmego į asfaltą kojelę ir nugriuvo mocis. Nežinau, čia ar nekokybė asfalto, kas čia buvo. Tai mesiu nuotrauką skylės. Žodžiu, prasmego į asfaltą, nugriuvo mocas, sulaužė man plastikus, priekinė plastika šiek tiek įskylo, galinis plastikas suskaldytas, reikės susilituoti ir posūkį nulaužė vieną kairės pusės. Tai prie to paties keitėm su draugu, padėjo pakeisti visus posūkius. Ir tapo toks upgrade'as pasidarė. Kelionė, kas žiūrėjot kelionės video, tai jau sankabos troselis buvo nutrūkęs. Tai trosą irgi pakeitėm normalų. Jau pritaikyta tą motociklą, ne universalų. Pakankamai nesudėtingai, tikėjomės, kad bus daug sunkiau, po su posūkiais ilgiau pravargom, nes varžtai užpuvę atsukti, laidus sujungti, visą kitą. Bet su sankabos trosu gan greitai prasisukom. Šiandien mano maršrutas driekėsi ir miestų, centru, Konstitucijos prospektų paralėksiu. Ir užmiesčio keliais bus tai visai įdomu. Visai įdomu pasivažinėti. Labai smagu, žiauriai išvažiuoti, šiaip tokios po ilgos atrodo pertraukos. Nes labai orai nedėkingi, labai lyja dažnai. Šiandien dar ne faktas, kad negausi kur nors lietaus ir būsi išmaudytas. Gerbiami keleiviai, dabar matot po dešinę pusę Swedbank centrinę būstinę įsidėsčiusią dešiniojam Konstitucijos prospekto pusėje. Kairėje pusėje matote Europos prekybos centrą bei verslo centrą. Dešinėje pusėje matom viešbutis Lietuva, buvęs dabartinis Radisson Lietuva. Taip pat toliau yra verslo centras Arteri, stiklinis naujausias veikiantis verslo centras šiuo metu. Toliau po dešinę pusę baisus pastatas. Dar toliau statomas naujas verslo centras Sąvaržėlė. Ir kairėje pusėje miestas valdybė, verslo centras Flow. Dar netidarytas, nesimato, čia tik tai verslo centras Hero. Tai kas ieškot ofisų nuomai, prašom, kreipkitės. Į vystytojus tikrai turim ką pasiūlyti Vilniaus mieste. O mes važiuojam toliau, Antakalnio kryptimi. Daro. Nemato manęs, nesveikina, ot negražu kaip. O tak, vat, labą dieną. A tai nebijai nusbrozdint kelių? Šleistuvės gal palauk šiandien vyksta. 12-okų. Po savo avarijos ant motociklo, nežinau, nedrįstų su Maike sėst. Ką čia su Maike? Su Maike tai gal drįšiu, su Sagnelė nedrįstų sėst ant motociklą. Kažkaip nefainai, labai žiūri visi. Normaliai, be dėmesio Vilniui su motociklu, su Sagnelė nepravažiuosit. Ne pro kur. Pravažiuojam Rasų kapinės. Turbūt Lietuvoje visi yra girdėję Rasų kapinės, tai jau
daug visokių žymių žmonių palaido, tai yra labai senas jos. Mums čia reikia paduoti kairę. Už autobuso aš nieko nematau. Labai sudėtinga čia situacija pasukimo nors kartą. O, su Vespa, kai atvaro. Stiliukas koks ir šalmas pritaikytas. Vesputės labai tokios jos mielos. Gali nusipirkt, pasistatyti svetainį, tegul būna kaip interjero detalė. Jeigu nevažiuoja, jeigu važiuoja, tai dar geriau. Jau tokį užmestį šiek tiek siekiam Vilniaus. Tuo visai išvažiuosim. Pabėgam iš Vilniaus į Vilniaus rajoną. Laikomės taisyklių. Fiksuojam sustojimą, apsidairom į abu puses, duodam gazą per daug ir važiuojam per perėją. Vespa maršrutai. Tvarkingai apsirengęs žmogus su visą aprangą, sustriukę bent jau motociklistų. Kažkaip su motoroleriais tas požiūris yra toks ir kad tipo nėra greičio, tai čia ir be pirštinių, tik su šalmu ir su makė, su šortai, su tapkėm važiuoji. Lygiai tas pas pavojus, manau, kas ir su motociklu važiuojant. Aš manyčiau, apranga labai gerai. Aš sakyčiau netgi pradedant, jeigu su motoroleriu, tai bent jau šalmas taip ar taip privalomas, bet bent jau pirštinės. Pirštinės tikrai reikia, nes jeigu tu griūni, tai tu instinktyviai su rankom į priekį, gaudai žemę, remiesi kažkaip tai, o krisi gal ir kietai kažkur, lūž pirštai gal ir lūž, bet bent jau nenusiplėši, nenusidroši asfaltą, tu pirštų krumplių savo. Kai visada ne ten nuvažiavau. Man reikėjo nusukti link Rukainių, kad jeigu tuo keliu, kuriuo norėjau važiuoti, pravažiuoti, bet pagaunas, kad ne čia nuvažiavau. Ai, nu gal koks skirtumas šiaip. Nu, važiuosim ir pro čia. Važiavau iš gyvenvietės. Čia greitis 70, vidutinio greičio matuoklis, papūsk į rūrą. Aišku, nėra čia ko lėkti neturi, aš tikslo lėkti, reikia važiuoti ir mėgautis. Aišku, čia ir keliukas toks kokybė, kad 70 daugiau pavažiuosi dantis, išsiparškinsi. Labai malonu, Aloizai, kad praleidot. Stebit eismą, man reikia į Turgelius. Link Turgelio važiuojame. Važiau, bet pravažiau kažkokį įdomų dalyką. Čia bažnyčia kažkokia apleista. Reiks sustot, pašniukštinėt. Apeisim, pažiūrėsim. Į dantį nenumešiau motociklo, akmenį pakišau. Turėtų stovėti. Turėtų pastovėti. Negriuk, pabūk, greitai aš čia apsižiūriu. Ir viskas. Nu štai, kaip čia atrodo. Įdomiai. Augmenija pasiglemžus jau čia viską. Šiukšlynas. Nu jo. Džiunglės. Griuvėsiai ir džiunglės. Stogo nėra, tai nieks neužgrius. Plius ir nemačiau jokio ženklo, kad ar privatu, ar draudžiama, ar kažkas tokio. Tai aš tą taip drąsiai ir einu. Šiaip tai negražu, jeigu privatu, tai nėra ką landžiat. Arba jeigu draudžiami ženklai, viskas dėl saugumo. Mašinas labai važiuoja, vargu ar čia pavyks gerai nufilmuoti, bet va taip atrodo. Taip ir aš šiandien atrodau. Nu, striukė, nematyta, ne? Geras, kietas striukė. Itališka. Tai va tokie griuvėsiukai, nu, va neplanuotas objektas, bet gerai.
Visai neblogai. Šiek tiek atsipučiam, atsigersiu vandens ir varom toliau. Kaip tik jau ir norėjęs biškį pertrauką padaryti trumpą, jau čia keliasdešimt kilometrų nuvažiuota, tai pats tas pailsėtų. Susimatėm šalmą. Netgi Šalčininko rajoną įvažiavom. Nu jau jeigu jau išvažiuoju iš rajono, tai jau tada jau keiti rajonas, tai tikrai jau iš tiesų jau rimta kelionė. Panašu, kad iš tiesų pakankamai kelias, nesimato. Motociklo laužimas, nu. Išvažiuoju į kitą rajoną, jie bištai matė. Ojej. Bet vis tiek, kaip sako, šitam rajone Šalčininko, nu tai nic nebandė, nu. Trzeba važiuoti toliau. Trzeba, tai važiuojam. Ir čia mes turim Turgelio Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią. Čia, kad patikėtumėt, kad iš tikrųjų pats atvažiavau čia kitos bažnyčios. Kad tikrai buvau sustojęs, kad tikrai aplankyta. Visai gražu čia tokia sankryža, jauki sankryža su bažnyčia, tai not bad. Varom toliau iki Paulavos Respublikos ir po to galvosim, kur toliau varyt. Pasirodo, žiedo atgal reikėjo grįžti pasuks kitur. Galim ir prabačius Turgelis pravažiuoti, ten buvau tokiu keliu, bet atsimenu, kad aš su Vespa buvau papuolęs ten žvyrkelio tokia biški. Tai grįžtum tiesiog asfaltuotų keliu, jau čia prie pat, čia pat ir ta Paulavos Respublika. Panašu, kad ir atvykome. Susivartyti ant akmenų blemba. Baimė man su tais posakiais. Pasidomėsim tuo, kas čia buvo. Kiek žinau, čia gal ir vienuolynas. Buvęs kažkas tokio. Bet po to sudegė, nes kaip visada vienuoliai prisižaidė su savo degtukais. Su žvakėm tiksliau. Tokie varžtai griuvėsiai. Čia tvarė Hebros vestuvės su Maskvyčium. Matyt, kad darys fotosesiją. Geras oras, pasisekė Hebrai. Bet čia greitai prasifilmuot, kol jie dar čia neužėmė visko. O čia buvo Merkinės dvaras. Čia per tą stiklą, jeigu taip įsipaišiusi kontūrus, galima įsivaizduoti, kaip jis atrodė. Klasicizmo stiliaus rūmai. Pritupiau, kad paslėp nuo vėjo. Tai vienu žodžiu, čia 1767 ir 1795 metais buvo 3000 hektarų teritorijų atskira respublika pripažinta. Ir vienintelė tuometinė Europoje miniatiūrinė valstybė. Tai čia vat yra likučiai jos, nes šita valstybė vadinosi Pavlovo Respublika, turėjo nuosavą netgi ir kariuomenę, ir pinigus, ir vėliavą, ir seimą. Ir Korėjos buvo kunigas Povilas Ksaveras Bžostovskis. Tokia istorija trumpa, kas čia yra. Čia yra toks paminklas lenkų ir lietuvių kalbom. Ir šiaip graži tokia teritorija. Tik vėjuota šiandien. Pagadins man garsą. Čia turim ledainę už manęs, kurio 17 metais buvo atrestauruota. Ir ten paskirti šito pastato, aš kaip suprantu, pagal stendus, tai tiesiog šaldytuvas. Laikydavo ledo gabalus ir nežinau, kiek tenai laikydavo po žiemos. Tai tiesiog sandėlys toks. Technologija tokių metų. Tai būdavo. Aplankiau objektą Pavlovo Respubliką, ar Paulavos Respubliką, kaip čia teisingai pavadinti. Judu atgal link Turgelio ir galvoju,
Jau kad pradėjom čia tokius senovinius objektus žiūrėt, varom iki Medininkų pilies. Pasižiūrėsim, kaip stovi. Ten muziejų šiaip yra. Tokį ratuką darant atgal link Vilniaus pats tas bus. Vieną žiedą įveiksim, po to antras žiedas bus. Medininkai 15 km. Varom tas 15 km. O, kaip čia gražiai pakylom, kaip čia gražu. Ir ką mano, kaip čia, nuogastavimai pasiteisino. Turim žvyrkelį priešais. Apsidulkinsiu, tik tai visas yra jokios naudos. Ne, apie žvyrą aš nenusteikęs važiuoti, tai tikrai sukuosi ir galvosi iš naujo. Ne, nu zajebys, vis tiek žvyrkelis čia. A tai kaip suprast? Kaip suprast čia dabar? Nesupratau. Tai kiek čia to žvyrkelio bus? Nes nelabai smagu. Jeigu nedaug, tai dar liktai nedulka dabar čia toks jisai drėgnas. Bet tai oi. Sustot pasižiūrėt. Plius minus. Ko čia tikėtis? Nu, kaipgi be nuotikių. Vienu žodžiu, nieko čia labai baisaus, porą kilometrų žvyrkelį ir bus vėl asfaltas. Tai pavarom offroadu. Įdomiau, negi taip negalima visą laiką asfaltą važinėti. Tas plasmasės sulūžusis, aišku, nelabai džiugina, kad jis purtysis čia man dabar bereikalingai. Na, bet ką padarysi? Tikiuosi, kad nebus čia vien tarka tokia. Na, toks ir minusas stryto, kad žvyrkelis, čia gal aišku nuo vairuotojo irgi priklauso, aš tai vengiu labai žvyrkelių, bet to būtų kokia andurkė, tai čia be problemų, kaip tik tokiais tik tai žvyrais ir važinėtum, nes būtų įdomu kaip tik pasižiūrėti tokias mažai lankomas vietas, mažai eismo, mažai žmonių, gamta, o su strituku biški stresiukas yra. Ai, kaip čia barška, viskas. Ir matau horizonte jau asfaltą. Plastikai vietoje, reikia apsičiupinėti. Krūmai labai padeda matomumui iš dešinės. Jei! Asfaltas! O dabar tai važiuosim. Vau, kaip čia aukštai. Kaip matas toli horizontą, miškai visi. Nice. Per kamerą to jausmo, aišku, nepersiduoda. Bet labai gražiai čia atrodo. Laukai, laukeliai. Nice. Aš nesu tikras, ar man čia šito kelią reikia, ar ne šito. Bet man atrodo, kad šito. Kalnelis. Stop. Sustosiu čia į stotelę pasižiūrėti, ar tikrai man čia reikia važiuoti. Ar būčiau spakainas. Tai va mes užvažiuojam ir pasilsim biškį. Nelabai matosi gal, bet ten kukurūznikas skrenda. Ar kitaip andu. Sustoju čia, tas statelį pailsėjimą padaryti. Tai girdžiu, koks tai interesnas garsas.
ilsiuosi stotelį, prasimankštinsim, kukurūznikai skraido. Ir varyt reikia į Medininkus. Tiesas kelias bus neįdomus, tai biškį subinę atsėdėjau. Senai važiavęs, atpratęs jau. Tai reikia palsėti, atsigert. Čia gal aerodromas pala yra kažkoks tai tas, kur parašiutininkai, gal dėl to čia skrenda, nes daugiau tik kukurūznikai niekam nelabai naudojam. Andu. Pasimatysime iš Olmo. Matau, kad štai čia bažnyčia dar yra medinė, faina. Pax et bonum, ką čia reiškia latiniškai. Čia tylu, ramu. O, wow. Nu, po šitą video tikrai nieks negalės sakyti, kad nelankiau bažnyčių. Netyliai šneku, ne žmonių, kaip keista. Žiauriai tyla čia. Nice. Lankiau viduj, nu, gražiai atrodo. Tai man tai jaukiai tos tokios medinės, ypač bažnyčios tokia senovė. Labai jaučiasi. Čia dar buvo kažkoks lenta, tai 1-3 kažkelinti metai ten paminėti, tai nu labai sena bažnyčia. Tai istorijos nežinau, kokios čia jinai buvo, bet labai jaukiai ta bažnyčia tokia atrodo. Dabar reikia varyti iki pilies, ten iki aikštelės, reikia dar pakimarinti šiek tiek. Ir galvosim, kur čia toliau važiuojam. Dar prie pilies keletą minučių pabūkime. Tokia aikštelė pažymėta kaip parkingas, bet tokia apleista, apžėlus, bet sustojau dar pasilsėti šiek tiek ir varyt reikia atgal link Vilniaus tada jau. 100 kilometrų pravažiuota, tai bloga toks trumpa pusdienio išvyka. Link vakaro lieto kažkiek tai prognozuoja, neaišku, ar čia lis nelis, tai reikia grįžti iki vakaro, kad be netikėtumų. Oras žiauriai geras šiaip dabar, tai važiuot labai gerai. Sustoju su šylė, jeigu striukės nenusirenkiu, bet vėl po to vėjas prapučia, tai kuo puikiausiai viskas. Pasilsim, važiuojam tolyn, atgal, tiksliau į Vilnių tada važiuojam. Medininkuose stotelė ir tokia pilis atrodo. Tokia įdomi. Ką, varom į Vilnių. Kairę čia man reikia. Nu ką, jojam atgal ant žirgo į Vilnių per tą banguotą kelią. Užtrukau kiek aš čia laiko, dabar net sunku pasakyti, reikėtų pasižiūrėti, paskaičiuoti, kada aš tiksliai išvažiavau. Bet toks va, pusdienio lengvas pasivažinėjimas, nenutolstant per daug stipriai nuo Vilniaus. Pats tas geras oras. Jeigu dar mąsto, turim reikia motociklo teisų, tai žinokit, kad greičiausiai, kad labiau reikia negu nereikia. Galėsi tada atkartuoti tokius maršrutus, pasivažinėjimus, prasivedint galvą. Labai geras užsiėmimas ir hobis.
ką, mėly gerbiami žiūrovai mano. Tikiuosi buvo įdomu keliauti su manim vėl. Jeigu įdomu, patinka, komentuokit, rašykit komentarus, spauskit laiką, subscribinkit kanalą ir pasimatysim kitose video, kitose kelionėse. Iki pasimatymo.